Duodu, nufotkinsi modį, galėsi parodyti. Sužeistas. Važiavo be rankų žmogus. Dėjo batoną. Pakėlė ant dviratį. Nuostoliai. Šūdas šitas atlipęs. Telefonas sudaužytas, visos apsaugos nuimtos. Stabdžiai sulinkę. Diskiniai, karočią, jis buvo taip kažkaip persuktas vairas, net nesugebėjau aš atsukti. Parodyk savo telefoną. Ne, išardyk, kaip buvo. Viskas buvo išenta va šitas vašūdas. Mama, tai varštelių trūksta, viskas batarka buvo išėjus. Šiaip varštelis. Čia video medžiaga po nelaimės. Bet jūs neįsivaizduojat, jis kažkaip buvo. Dribo. Ant to dviračio vairas persuktas, koja įkišta tarp štangų, piršas vienas, fakas tiksliau, įkištas į diskinius ir privertis. Fako nebuvo jokio. Nu kažkuris pirštas. Nu, blei, dabar reikdavo iki namų. Dabar jam iki namų reikdavo važiuoti, aš varysiu į potą ją pasimti. Patogiai. Kišta. Au, nu, dabar viskas paraudonavo, taip žiauriai. Dabar kaip Aleks ramiai važinė. Tai stapudovai, kol vėl užgys. Nu. Beveik viskas sveika, tik dar lenciukas buvo nukritęs. Nu, Aleks, sėkmės važinėt. Aš sėdinę jau sutvarkiau tau. Ir dar sėdinė buvo nuskritus. Jo, dar sėdinė buvo nuskritus į kitą pusę. O čia aš su savo dviračiu naktį. Nu, čia šiaip čiuvas nepirko. Ačiū. Važiuoja. Stipramiai važiuoja. Palaukit, to sustabdysiu. Gerai, aš paėmiau. Palaukit, reikia atmest man bėgius. Ir filmuojam toliau, Aleks. Aleks nenuleis dabar nuo tavęs kameros, nori dar vieną tokį pakartojimą. Aš taip, žinau kas. Tai irgi kaip pavarės ten rodo per teliką irgi visiems skauda. Kažkaip tas daugiausiai kirstas man. Tai aišku, ten daugiausiai ir vos nevažiavau į padangą. Gerai, baigiam čia. Čia nelaimė žmogui, mes filmuojam. Su jumis buvo Ryčka ir 2 čiuvai. Vienas iš jų nelaimėlis. Žiūrėk, kai Aleksas varo. Gerai, viso gero.